įstatymo pataisų reikia ne užsieniečiams, kurie važiuoja į Lietuvą ir apsigyvena čia, o reikia Lenkijos valstybei. Nes šiandien į Kauną atvažiavo Lenkijos prezidentas, nepasitiktas, neprašytas, nekviestas, nei valstybės vadovai jo nesutinka. Tačiau jis atvažiavo, kaip ir prieš 5 metus buvo atvažiavęs kitas prezidentas, tą pačią dieną, kai Seimas turėjo priimti Lenkijos Respublikai reikalingas pataisas, įvesti į lietuvių kalbą nelietuviškas raides. Tada pasibaigė liūdnai. Išskridęs Lenkijos prezidentas iš Lietuvos žuvo lėktuvo katastrofoje. Man viena mintis sukirbėjo. Lenkai perlenkė. Ir Lenkai, jeigu lenks toliau, jie vėl perlenks. Tas prezidentas, kuris atvažiavo šiandien daryti spaudimą Lietuvai, jisai taip pat gali susilaukti dievų atpildo. Todėl mes turime čia drąsiai pasakyti, kad lietuvių kalba negali būti politinių dėrybų objektu, kad Lietuvos suverenitetas nepriklauso Lenkijai, kad rytų Lietuva, Lenkijos okupuota, niekada nebuvo Lenkijai priklausanti teritorija. Tai yra Lietuva. Ir jokie Tomaševskiai, jokios Anajevos, jokie parsidavę už pinigus ar parsidavę velniui Sabatauskai tikrai lietuvių kalbos nesunaikins. Mes jiem primename, kad jie gyvena Lietuvoje. Čia Lietuva. Čia Lietuva. Čia Lietuva.